Sveiki, aš esu Domas Sakavičius ir čia pateiksiu teorinę medžiagą ir uždavinių pavyzdžius temai 6.3 įvykio tikimybė iš matematika tau plius vadovėlio. Prieš pradedant kalbėti apie įvykio tikimybę, reiktų apibrėžti, kas yra klasikinis tikimybinis bandymas, nes būtent apie tokį bandymą mes šiandien ir kalbėsim. Tai klasikinis tikimybinis bandymas yra tikimybinis bandymas, kurio visos baigtys yra vienodai galimos. Na ir šį apibrėžimą reiktų suprasti taip. Bandymas yra klasikinis, jei vykdant jį daug kartų. Na ir čia turiu omeny, kad bandymų skaičius artėja į begalybę, visos baigtys arba elementariai įvykiai vyksta tiek pat, na arba beveik tiek pat kartų. Tai pavyzdžiai tokių bandymų būtų, pavyzdžiui, kauliuko metimas arba monetos metimas. Na, šituose bandymuose visos baigtys yra vienodai galimos. Jeigu mesiu kauliuką, pavyzdžiui, daug kartų, aš tikiuosi maždaug tiek pat gauti, gauti vieną akutę, tiek pat kartų gauti dvi akutės, tiek pat gauti tris akutės ir taip toliau. Jei metu monetą, tai aš tikiuosi, kad maždaug pusę kartų iškris man herbas ir maždaug pusę kartų iškris skaičius. Na ir dabar galim jau apibrėžti, kas yra įvykio tikimybė. Tai jei bandymas turi n vienodai galimų baigčių ir m iš jų yra palankios įvykiui a, tuomet skaičius m dalinta iš n yra vadinamas įvykio a tikimybė. Na, įvykio tikimybė dažniausiai žymima yra p nuo įvykio, na, tai mūsų atveju p nuo a, ir tai yra m dalinta iš n. Na, pažiūrėkime į pavyzdį. Tarkim, yra metamas standartinis šešiasienis žaidimo kauliukas ir užrašoma, kiek akučių atvirto. Na ir yra 4 įvykiai apibrėžti. A yra atvirto lyginis skaičius akučių, B atvirto ne mažiau nei 5 akutės, C atvirto 8 akutės ir D atvirto natūralusis skaičius akučių. Na tai šiuo atveju, kiek yra baigčių turbūt aišku, aš galiu išmesti 1 akutę, 2 akutės ir taip toliau iki 6 akučių. Tai mūsų elementarių įvykių aibė arba visos galimos baigtys omega sudarytos iš 1 akutės, 2 akučių, 3, 4, 5 ir 6. Tai aš matau, kad yra 6 galimi elementariai įvykiai, ar ne? Reiškia, skaičiuojant tikimybės, mano n bus 6. Na, kiekvienam įvykiui reiks paskaičiuoti tą skaičių m, ar ne, tą trupinos skaitiklį. Ir tada jau galima bus kalbėti apie tikimybę. Na, žiūrint į pirmą atvejį, a atvirto lyginis skaičius akučių. Na, lyginis skaičius akučių yra ketvirto 2 akutės, 4 arba 6. Tai šiuo atveju matau, kad yra 3 baigtys, kurios yra palankios įvykiui a. Todėl įvykio a tikimybė, p nuo a, yra lygu 3 dalinta iš 6. Arba šiuo atveju 1/2. Reiškia, jeigu aš vykdysiu šitą bandymą daug kartų, 100 kartų, tarkim, ar ne, tai aš tikiuosi, kad maždaug pusę iš tų visų kartų įvyks įvykis a. Kitaip sakant, atvirs lyginis skaičius akučių. Na, toliau pažiūrime įvykį b. Įvykis b yra, kad atvirto ne mažiau nei 5 akutės. Tai šiam įvykiui palankios baigtys yra 5 ir 6. Ne mažiau nei 5, reiškia 5 arba daugiau. Na, tai šiuo atveju yra 2 palankios baigtys. Reiškia, tikimybė įvykio b yra 2 dalinta iš 6 arba 1/3 suprastinus. Toliau trečias įvykis c yra atvirto 8 akutės. Na, šiuo atveju atvirto 8 akutės, aš matau, kad negali toks įvykis įvykti, ar ne, nėra jam palankių elementariųjų įvykių, nes mano maksimalus akučių skaičius yra 6. Tai šiuo atveju įvykių c yra palankių 0 baigčių iš 6, 0 dalinta iš 6 bus tikimybė, arba kitaip sakant 0. Na ir paskutinis atvejis d, atvirto natūralusis skaičius akučių. Na, matau, kad visi elementariai įvykiai yra palankų šitam įvykiui, ar ne? Tik vienetas, tik dejetas, tik trejetas, ketvirtas, penktas, šeštas yra visi natūraliai skaičiai. Tai šiuo atveju aš turiu, kad įvykio d tikimybė, p nuo d yra 6 dalinta iš 6, na arba suprastinus vienetas. Pereikim prie tikimybių savybių. Tai yra kelios tikimybių savybės, kurios yra naudingos, na ir jas reiktų žinoti. Tai pirma savybė yra, kad bet kokia įvykio tikimybė yra skaičius priklausantis intervalui nuo 0 iki 1, įskaitant abu galus. Tai šiuo atveju matosi turbūt vieną iš šito pavyzdžio paprasto. Na, mažiausiai palankių įvykių gali būti 0, aišku, ar ne? Na, tikimybė tada gaunasi 0. Na, daugiausiai palankių įvykių gali būti 6. Iš 6, ar ne, mūsų atveju, arba n iš n. Tai didžiausiai įmanoma tikimybė yra vienetas. Visi kiti variantai irgi galimi. Antra tikimybių savybė yra, kad visų elementarių įvykių tikimybių suma yra lygi vienetui. Na, kitaip sakant, jeigu aš paimsiu tikimybę, kad
iškrito viena akutė, paimsiu tikimybę, kad iškrito dvi akutės, kad iškrito 3, 4, 5, 6, sudėsiu visas, aš turėčiau gauti vienetą. Na, čia turbūt aišku, kad tai bus, ar ne, nes bus 1 šeštoji plus 1 šeštoji plus 1 šeštoji 6 kartus. Suma bus vienetas. Bet tai galioja bet kokiam bandymui. Taip, trečia savybė. Būtinojo įvykio tikimybė yra lygi vienetui. Na, tai šiuo atveju, kodėl taip yra, turėtų būti irgi gana aišku. Būtinojo įvykio apibrėžimas yra toks, kad jam palankus yra visi elementariai įvykiai. Tai šiuo atveju, kalbant apie šitą, tą įvykį būtinai B pavadinsiu. Jeigu yra n galimų elementarių įvykių, visi jam palankus, reiškia tikimybė bus n dalinta iš n, tai aišku bus vienetas. Labai panašiai galima mąstyti apie ketvirtą, negalimojo įvykio tikimybė yra lygi nuliui. Tai šiuo atveju vėl, negalimojo įvykio apibrėžimas yra toks, kad jam nėra palankių įvykių apskritai, elementariųjų. Na, tai aš įvykį negalima pavadinsiu n, tai p nuo n. Šiuo atveju bus nulis palankių, ar ne, nulis dalinta iš viso, kad ir kiek jų yra, n tarkim, bet tikimybė bus nulis. Na ir penkta savybė turbūt naudingiausia praktikoje, arba sprendžiant uždavinius, tai yra, kad priešingųjų įvykių tikimybių suma yra lygi vienetui. Šiuo atveju, jeigu mes turim du įvykius, A ir ne A, arba priešinga A, tai sudėję jų tikimybės P nuo A plus P nuo ne A, gaunam visada vienetą. Ir tai galioja bet kokiem dviem priešingiem įvykiam. Tai šita savybė labai naudinga yra praktikoje, sprendžiant uždavinius, nes kartais pasitaiko taip, kad mane domina įvykis kažkoks A, bet aš jo tikimybę tiesiogiai apskaičiuoti negaliu. Na, arba galiu, bet labai sunku. Daug atvejų, pavyzdžiui, yra. Bet priešingo įvykio aš galiu apskaičiuoti tikimybę labai paprastai. Tai tokiais atvejais aš galiu apskaičiuoti priešingo įvykio tikimybę, ar ne? Na ir tada įvykio A tikimybę tiesiog apskaičiuoti kaip 1 minus tikimybė priešingo įvykio. Tai matysim kelias uždavinius, kelias pavyzdžius, kur būtent šitas mums pavers. Gerai, pereikim prie uždavinių. Pirmas uždavinys yra: iš skaitmenų 0, 1, 2, 3, 4 ir 6 sudaromi visi įmanomi triženkliai skaičiai be skaitmenų pasikartojimo ir surašomi ant kortelių. Atsitiktinai ištraukiama viena kortelė ir stebima, koks triženklis skaičius ant jos parašytas. Apskaičiuokite tikimybės įvykių, na tada yra 5 dalys. Tai prieš pradedant skaičiuoti tikimybės, man reikia žinoti, kiek apskritai yra elementariųjų įvykių arba baigčių čia. Tai reikia išsiaiškinti, kas čia vyksta. Ir tą rekomenduoju daryti čia bet kuriam uždavinį, ar ne, pažaisti su tuo, kas čia vyksta. Tai šiuo atveju sudarinėju triženklius skaičius iš tų skaitmenų. Na tai pasirašykim kelius pavyzdžius. Na pavyzdžiui, galbūt galėtų būti skaičius 2, 1, 0. Triženklis skaičius, ar ne, va viena galima kortelė. Kita galima kortelė galbūt galėtų būti 6, 4, 2. Kita kortelė galėtų būti 2, 3, 4. Na ir taip toliau. Šiuo atveju negali būti, aišku, pasikartojimų, tai tokių kortelių kaip, pavyzdžiui, 233 negali būti. Taipogi reiktų atkreipti dėmesį, kad čia kalba eina ne apie šiaip kombinacijas trijų skaitmenų, bet apie būtent triženklius skaičius. Tai triženklis skaičius turi prasidėti ne nuliu, aišku, ar ne. Tai šiuo atveju, jeigu būtų skaičius 0, na, tarkim 0, 1, 2, tai mes jo nelaikom triženkliu, tai yra 12, dviženklis skaičius. Tai tokių kortelių irgi pas mus nebus. Tai specialiai parinkau tokį pavyzdį su nuliu, nes tas nulis mums, kaip matysim vėliau, kelia daug problemų. Gerai. Apskaičiuoti, kiek iš viso tokių kortelių galima sudaryti, nėra labai sunku. Aš sudarinėju triženklį skaičių iš esmės, ar ne? Tai renkuosi, kiek aš turiu būdų pasirinkti skaitmenis į pirmą vietą, antrą vietą, trečią vietą, sudauginu ir gaunu, kiek iš viso turiu tokių skaičių. Na, probleminė vieta man yra pirmas skaitmuo, kaip ir sakiau, ten negali stovėti nulis. Tai šiuo atveju iš skaitmenų 0, 1, 2, 3, 4 ir 6, aš į pirmą vietą pasirinkimų turiu 5, ar ne, gali ten būti vienetukas, dvejetukas, trejetukas, ketvirtukas arba šeštas. Tai rašau 5 pasirinkimai 5 kartų. Vieną iš jų aš pasirinkau. Dabar šiuo atveju svarbu įsitikinti, kad nesvarbu, kurį aš pasirinkau. Na, ar aš pasirinkau vienetą, į sekančią vietą man pasirinkimai bus 5. Ar aš pasirinkau dvejetą, į sekančią vietą pasirinkimai bus 5. Ar pasirinkau trejetą, bus vėl 5 pasirinkimai ir taip toliau. Jeigu taip nėra, mes pažiūrėsim, kas bus ten trečioje dalyje, bus taip įvyks, ar ne, ką daryti tokiu atveju. Bet turite įsitikinti, kad praeitas veiksmas neįtakoja sekančio. Tai šiuo atveju, kurį iš tų 5 skaitmenų aš pasirinkau nesvarbu, tarkim pasirinkau 6.
Į antrą vietą jau galiu rinktis vieną iš tų 5 skaičių, kurį nėra svarbu vėlgi, 0 jau ten gali būti, man problemų nebekelia. Na tai į antrą vietą yra 5 pasirinkimai. Vėl kažkurį iš tų 5 skaitmenų aš pasirinkau, kurį nėra svarbu, tarkim, vienetą. Į trečią vietą reiškia liko 4 pasirinkimai, ten gali būti 0, 2, 3 arba 4. Dauginsiu iš 4. Tai reiškia, tai ir yra, kiek aš turiu būdų sudaryti tą triženklį skaičių, arba kitaip sakant, mūsų bandymo, kiek yra elementariųjų baigčių. N lygu 5x5x4, šiuo atveju gaunasi 100. Reiškia, yra 100 galimų kortelių. Dabar pirmoji daly, manęs prašo apskaičiuoti įvykio tikimybę, įvykis A, ant ištrauktos kortelės prašytas skaičius 302. Na tai man reikia suskaičiuoti, kiek yra palankių baigčių šitam įvykiui. Aišku, iš visų kortelių, na, tik ant vienos yra skaičius 302, ar ne? Iš atveju tas skaičius M pas mus yra 302, atsiprašau, ne, M nėra 302, M yra vienetas, ar ne, tik viena palanki baigtis. Na ir tuomet įvykio A tikimybė yra tiesiog 1 dalinta iš N, tai 100 mūsų atveju 1/100. Na, antras, truputėlį sunkesnis, tai yra, kad ant ištrauktos kortelės parašytas yra nelyginis skaičius. Dabar kiek yra skaičių nelyginių ant tų kortelių, suskaičiuoti ranka, na, galima, aišku, bet ilgai užtruktų, lengviau yra skaičiuoti kombinatoriškai. Tai šiuo atveju, jeigu aš noriu suskaičiuoti, kiek yra nelyginių skaičių galimų, ar ne, iš tų 100, na, tai man reikia skaičiuoti, kaip aš juos galiu sudaryti. Tai šiuo atveju mano tikslas yra sudaryti nelyginį triženklį skaičių. Na, kas nusprendžia, ar skaičius yra lyginis ar ne? Paskutinis skaitmuo. Jeigu skaičius nelyginis, tai paskutinis skaitmuo turi būti nelyginis. Reiškia, iš skaitmenų 0, 1, 2, 3, 4 ir 6, aš į paskutinę vietą turiu rinktis vieną, na, šiuo atveju iš 2 variantų. Vienetą arba trejetą. Tai šiuo atveju, na, į paskutinę vietą turiu 2 pasirinkimus. Vieną iš jų aš ten įrašiau, kurį galim įsitikinti nėra svarbu. Na, tarkim, pasirinkau vienetuką. Na, dabar einu į pradžią. Į pirmą vietą pasirinkimų aš turiu jau dabar tik 4, ar ne, 0 ten negali būti parašytas, ar ne, tai aš galiu pasirinkti 2, 3, 4, 6. Na, jeigu įvyko taip, kad aš pasirinkau 3 pirmų žingsnių, tai tada galiu į pirmą vietą įrašyti 1, 2, 4, 6. Bet vis tiek tai yra 4 pasirinkimai. Svarbu, kad tai būtų tiek pat pasirinkimų, nesvarbu, ką aš pasirinkau. Tai bus 4 kart. Na, kažkurį iš tų 4 skaitmenų aš pasirinkau, nežinau, tarkim 4. Na, į antrą vietą man tinka visi skaitmenys likę, tai vėl aš turiu 4 pasirinkimus. 4x4x2. Štai čia yra mūsų M antros dalies. 4x4x2, 16x2, 32. Reiškia tikimybė įvykio B, P nuo B yra lygu 32 dalinta iš 100 arba suprastinus iš 4, taip 8, 25. Štai tikimybė įvykio B, kad ištraukta kortelė su nelyginiu skaičiu. Dabar trečia dalis. Na, trečia dalis yra truputėlį sunkesnė ir komplikuota tokia. Ją galima spręsti 2 būdais. Na, tai vienas yra vėlgi, kaip ir antrą dalį darėm, tiesiog kombinatorinis skaičiavimas. Kitą būdą parodysiu vėliau pasiremiant priešingais įvykiais. Na, bet pabandykim tą sunkųjį būdą, tai yra skaičiuoti kombinatoriškai. Ir čia pamatysim, kur įvyksta problema su 0. Na, tai bandykim spręsti kaip tą antrą atvejį, ar ne, aš noriu sudaryti lyginius skaičius. Tai lyginis skaičius yra tada, kai paskutinis skaitmuo yra lyginis. Reiškia, šiuo atveju aš renkuosi iš skaitmenų 0, 1, 2, 3, 4, 6. Na, ir į paskutinę vietą aš turiu pasirinkti lyginį skaitmenį. Tai šiuo atveju aš pasirinkimų turiu 1, 2, 3, 4. Tai gali būti 0, 2, 4 arba 6. Tai atrodo, kad iš paskutinę vietą turiu 4 pasirinkimus. Gerai, grįžkime į pirmą vietą. Kas jeigu aš pasirinkau 0? Na, jeigu pirmojo žingsnio aš pasirinkau 0, tai aš į pirmą vietą dabar jau turiu 5 pasirinkimus, ar ne? Ten gali stovėti 1, 2, 3, 4, 5, atsiprašau, 5 to nėra, 1, 2, 3, 4 arba 6. 5 pasirinkimai. Bet kas jeigu aš pasirinkau ne 0, pavyzdžiui, o 4 į tą paskutinę vietą, pirmų žingsnių? Jeigu aš pasirinkau 4, tada į pirmą vietą man galimi pasirinkimai yra 1, 2, 3 arba 6. 0 aš rinktis negaliu. Tai šituo atveju aš rašyčiau į pirmą vietą 4 kartą. Ir šitoje vietoje iškyla problema. Kadangi priklauso
mano dabar pasirinkimų skaičius priklauso nuo to, ką aš rinkausi į tą paskutinę vietą. Reiškia, taip rinktis aš negaliu. Na, bandykim kitaip. Galbūt aš galiu pirmiausia galvoti apie pirmą vietą. Tai susirašykim skaitmenis 0, 1, 2, 3, 4 ir 6. Na, galvokim, ką galiu pasirinkti į pirmą vietą. Na, į pirmą vietą aš galiu pasirinkti vieną iš 5 skaitmenų. 0 negaliu rinktis, ar ne, tai bus 5 kartų. Bet čia vėl iškyla problema. Nes jeigu aš į pirmą vietą pasirinkau, pavyzdžiui, trejetą, tai paskutinę vietą aš galiu užpildyti 1, 2, 3, 4 būdais, ar ne, kad skaičius būtų lyginis. Bet jeigu aš pasirinkau ne trejetą, o dvejetą, jau aš pasirinkimų turiu tik 3. Vėl situacija ta pati. Mano pasirinkimų skaičius į paskutinę vietą priklauso nuo to, ką aš rinkausi į pirmą vietą. Reiškia, taip spręsti aš apskritai negaliu. Na, kai taip įvyksta, reiškia galimi 2 variantai sprendimo toliau. Galima skaidyti į atskirus atvejus, dažniausiai išskiriant tuos probleminius atvejus, arba galima bandyti kitaip su priešingais įvykiais. Tai aš pirmiausia parodysiu, kaip reiktų skaidyti į atvejus. Šiuo atveju pas mane, problema keletas 0. Tai aš išskaidysiu savo skaičiavimą į 2 atvejus. Išskaidysiu tuos visus lyginius triženklius skaičius į 2 grupės. Į tas, kur yra 0 paskutinis skaitmuo ir į tas, kur nėra 0 paskutinis skaitmuo. Tai šiuo atveju čia stovi 0. Antru atveju čia stovi ne 0. Na, kad ir kiek yra lyginių triženklių skaitmenų taip skaičių sudarytų pagal sąlygą su 0 gale, ir kiek yra lyginių skaičių sudarytų su ne 0 gale, jeigu sudėsiu, gausiu, kiek iš viso yra lyginių. Tas turbūt aišku. Tai šiuo atveju aš išskaidžiu į 2 kaip ir nesikertančias grupės, ar ne? Na ir kiekvieną iš jų paskaičiuoti aš jau galiu, kaip matysi. Tai pirmu atveju iš skaitmenų 0, 1, 2, 3, 4 ir 6. Na, į paskutinę vietą aš pasirinkimą turiu tik vieną, kadangi ten aš turiu įrašyti 0, ar ne, tai vienas pasirinkimas, 0 aš įrašau. Na, į pirmą vietą tada aš turiu 5 pasirinkimus, aišku. Vieną iš 5, nesvarbu, kurį jau dabar galite įsitikinti. Na, į antrą vietą turiu 4 pasirinkimus. Tai kai 0 yra paskutinis skaitmuo, skaičių triženklių yra 5 x 4 x 1, tai yra 20 galimų. Dabar jeigu galia yra ne 0. Jei galia yra ne 0, skaičius vėlgi turi būti lyginis. Aš kalbu apie lyginius triženklių skaičius. Tai jeigu galia ne 0, tai turi būti galia reiškiasi 2, 4 arba 6. Čia aš turiu reiškia 3 pasirinkimus. Na, vieną iš jų aš pasirinku, kurį dabar vėlgi nebus skirtumo. Galima pasižiūrėti, ar 2, ar 4, ar 6 aš pasirinksiu, nesvarbu. Į pirmą vietą aš įrašyti jau galiu tik vieną iš 4 skaitmenų. Na, kurį įrašiau man nėra svarbu vėl, iš tų 4, ar nebe 0, aišku. Na, tarkim, įrašiau, nežinau, vienetą. Na, į antrą vietą aš galiu įrašyti vieną iš 4. Tai triženklių skaičių lyginių, kur galia yra ne 0, yra 4 x 4 x 3 arba 1648. Reiškia, iš viso lyginių skaičių triženklių taip sudarytų yra 20 plus 48, na arba 68. Reiškia, mano M šitoj daly bus 20 plus 48, 68. Na ir tada tikimybė įvykio, kuris čia įvykis C. P nuo C bus 68 dalinta iš 100. Arba suprastinus iš 4, 17,25, jeigu neklystu. Štai ir mano tikimybė įvykio C. Tai galimas toks sprendimo būdas, aišku, jis truputėlį jau sunkesnis, ar nereikia galvoti, kaip išskaidyti į atskiras tas grupės. Reikia apgalvoti, aišku, visus variantus, ar ne, kad neliktų kažkokių lyginių skaičių, kurie nepatenka nei vieną kategoriją. Na, šiuo atveju išskaidžiau gerai. Aišku, galimas kitas sprendimo būdas. Galima pastebėti, kad, jeigu ant kortelės yra parašytas lyginis skaičius ir jeigu parašytas nelyginis, jeigu aš išskaidysiu ir visas kortelės padėsiu į vieną krūvą lyginės, į kitą nelyginės, bus lygiai 2 krūvos, nei viena kortelė nebus abiejose krūvose, ar ne? Na ir nėra jokių kortelių, kurios nepatenka nei vieną. Tai šiuo atveju B sankirta su C bus tuščia aibė, o B sąjunga su C bus visi galimi variantai, arba visas omega. Tai šiuo atveju B ir C, aišku, pagal apibrėžimą yra priešingi įvykiai. Tai alternatyva trečio sprendimo būtų pastebėti, kad P nuo B plus P nuo C, kadangi tai yra priešingi įvykiai, yra vienetas. Pagal tą 5 savybę. Reiškia, aš tikimybę įvykio C
galiu apskaičiuoti kaip 1 minus tikimybę įvykio B. O įvykio B tikimybę jau turiu, na arba jeigu ir neturiu, tai apskaičiuoti ją, kaip matom, gerokai yra paprasčiau. Ar ne viena eilutė, 4x4x2. Na, tikimybė įvykio B aš jau turiu, 8/25, reiškia, tai bus 1 minus 8/25. Na ir gaunasi, kad mano tikimybė įvykio C, jeigu atliksim tą aritmetiką, bus 17/25. Na, šiuo atveju matau, kad tą patį atsakymą gaunu, tik aišku gerokai greičiau. Tai čia būtent yra tas atvejis, kurį turėjau omeny, kai sakiau, kad ta 5 savybė yra naudinga sprendžiant uždavinius. Dažnai įvyksta taip, dar vieną pavyzdį matysim paskui. Dažnai įvyksta taip, kad patogu yra skaičiuoti priešingo įvykio tikimybę ir tada iš vieneto ją atimti, o ne tiesiogiai. Tai tą turėkite omeny ir stenkitės pastebėti, nes tai gerokai supaprastina sprendimą ir palengvina. Gerai, žiūrėkime į 4 dalį. 4 dalis yra įvykis D, ant ištrauktos kortelės parašytas 5 kartotinis. Na tai aišku, čia reiktų prisiminti, kas yra kartotinis. Kartotinis yra skaičius, kuris dalinasi iš to, kieno tai kartotinis yra. Tai šiuo atveju, kadangi skaičius turi būti 5 kartotinis, turi dalintis iš 5. Na, kokie skaičiai dalinasi iš 5 prisimenam, gale turi būti 0 arba 5. Tai turėdama šitą omeny, aš triženklį skaičių sudarinėsiu dalų iš 5 taip, kad gale 0 arba 5. 5 aš aišku neturiu, pasirinkimas pas mane 1, reiškia, gale turi būti 0. Paskutiniam skaitmeniui aš turiu vieną pasirinkimą, jau pasirinkau 0. Na, toliau 5 pasirinkimus turiu pirmam skaitmeniui, kažkurį pasirinkau, antram turiu 4 pasirinkimus. Reiškia, M mūsų šitoj dalyje, M bus 5x4x1, na, arba kitaip sakant 20. Reiškia, iš visų triženklių skaičių, kuriuos ten sudariau, ar ne iš visų tų kortelių, yra 20 su 5 kartotiniais. Na, tai šiuo atveju tikimybė įvykio D būtų 20 dalinta iš 100 arba suprasinus 1/5. Na ir paskutinė dalis 5. Įvykis E ant ištrauktos kortelės parašytas skaičius yra didesnis nei 300. Na tai šiuo atveju pagalvoti reiktų, skaičius 300 negalimas ant kortelės, kadangi tai turi 2 nulius. Mes sudarinėjom skaičius triženklius be pasikartojimų skaitmenų. Sekantis yra 301. Na, reiškia visi skaičiai, kurie prasideda trejetu, arba mūsų atveju 4 arba 6 bus didesni nei 300. Tai aš skaičiuodamas atvejus galiu tiesiog imti, kad į pirmą vietą man tinka trejetas, 4 arba 6. Tai turėdama šito omeny, M taip ir skaičiuosiu. Na, į pirmą vietą pasirinkimų turiu 3, ar ne, jeigu tų skaitmenis pasirašysiu. Pasirinkau vieną iš tų 3 skaičių, 3, 4, 6, galima įsitikinti, kad čia nėra skirtumo, kurį pasirinksim. Tai nekeičia mano kitų pasirinkimų skaičiaus. Na, į antrą vietą matau turiu 5 pasirinkimus. Kažkurį pasirinkau vėl skaičių, nesvarbu kurį, tarkim 0. Na, į paskutinę vietą turiu 4 pasirinkimus. 3x5x4, 15x4, 60. Reiškia tikimybė įvykio E, kad ištraukta kortelė su skaičium didesniu nei 300 yra 60 dalinta iš 100. Na, arba mūsų atveju 3/5 suprastinus. Tai toks pavyzdys, na, gana toks klasikinis uždavinys. Specialiai įdėjau 0, be 0 aišku jis gerokai paprastesnis būtų, jei nebūtų 0, tai ir tą trečią dalį galima būtų suskaičiuoti tiesiog paprastai vieną eilutę. Na, bet specialiai įdėjau tą 0, kad pamatytumėt, kaip su juo reikia dirbti ir kaip reiktų skaidyti atvejus. Gerai, judėkim prie antro uždavinio. Antras uždavinys skamba taip. Klasėje yra 20 mokinių, iš jų 5 mokytojai atsitiktinai pakvies atsakinėti prie lentos. Kam lygi tikimybė, kad Onutė nebus pakviesta atsakinėti prie lentos? Na, čia aišku, turėkime omeny, kad yra klasėje tik viena Onutė. Na, tai šiuo atveju vėl reiktų pagalvoti, kas čia vyksta per bandymas, ar ne? Kiek yra galimų elementarių įvykių arba baigčių ir kiek iš tų baigčių yra tokių, kad Onutė nėra tarp tų 5 mokinių. Na, tai šiuo atveju mokytoja vykdo klasikinį tikimybinį bandymą, ar ne? Ji užsimerkia ir sako, tas. Na, gal nesako, ar ne, o duria pirštu. Tas ateina prie lentos. Ji pasirenka 5 žmonės iš 20. Kokia tvarka nėra svarbu, ar ne? Ar Antanai Jonukai atsakinėti, ar Jonukai Antanai. Vis tiek atsakinės. Na, tai šiuo atveju aš iš 20 renkuosi 5 be tvarkos.
Tai prisiminus praeitas pamokas, mano n tada bus C520. Ar ne? Iš 20 pasirinkti 5, bet tvarkos turiu tiek būdų. Na, pagal formulę tai būtų 20 faktorialų dalinta 5 faktorialų kart 20 minus 5 faktorialų arba 15. Gerai. Toliau žiūrėkim į tuos atvejus, kai onutė nėra pakviesta. Na, jeigu aš noriu paskaičiuoti, kiek yra būdų paimti 5 mokinius iš 20 taip, kad onutė nebūtų tarp jų, tai aš galiu ką padaryti, aš galiu onutę tiesiog paimti iš tos klasės ir neleisti rinktis mokytojai jos. Ar ne? Tai šiuo atveju mano, žmonių kiekis, iš kurių aš renkusiu, sumažėja iki 19, ar ne? Bet tada aš esu garantuotas, kad onutė nebus pasirinkta. Na, tai mano M tada būtų šitoje vietoje C. Na, aš vis tiek renkuosi 5, o ne, bet šiuo atveju iš 19 be onutės. Na, tai būtų 19 faktorialų dalinta 5 faktorialų kart 19 minus 5, tai 14 faktorialų. Na, ir šitoje vietoje tikimybę paskaičiuoti paprastą, ne? M dalinta iš N. Specialiai neišskaičiau, ten neišdauginau, nes čia gražiai prastinsis tie faktorialai. Reiškia tikimybė to įvykio, apie kurį kalba, na, jam vardą kažkokį duoti reiktų, nežinau, onutė nebus pakeista, tai gal ne O. Na, tai būtų tiesiog M dalinta iš N, arba mūsų atveju būtų 20 faktorialų dalinta 5 faktorialų kart 15 faktorialų, viskas dalinta iš 19, sumaišiau, M dalinta iš N, tai M viršui 19 faktorialų dalinta 5 faktorialų kart 14 faktorialų, na ir apačioje 20 faktorialų dalinta 5 faktorialų kart 15 faktorialų. Dalyba iš trupinos, aišku, apverčia tą dalybą virsta į daugybą. Tai 19 faktorialų dalinta 5 faktorialų kart 14 faktorialų. Na, o ta antra trupina apsiverčia, virsta daugybą 5 faktorialų kart 14 faktorialų dalinta 20 faktorialų. Na ir faktorialai labai gražiai prastinasi. Jei prisiminsim, 5 faktorialų čia aišku tiesiogiai prastinasi. Vėl padariau klaidą, atsiprašau, čia buvo 15. Na, jei pažiūrėsime į 14 faktorialų ir 15 faktorialų, tai 15 faktorialų, aišku, yra nekas kita kaip 15 kartų. Na, visi skaičiai sudauginti iki vieneto nuo 14 faktorialų. Tai jeigu prastinu su 14 faktorialų, lieka 15. Na, labai panaši priežastis, jeigu prastinsiu 19 faktorialų ir 20 faktorialų, čia liks tiesiog 20. Na, tai matau, kad mano tikimybė to įvykio, ne O, yra 15/20. Arba suprastinus iš 5 gaunasi 3/4. Tai tokia yra tikimybė, kad onutė nebus pasirinkta, jeigu mokytoja renkasi iš 20 mokinių 5. Gerai, eikim prie kito pavyzdžio. Tai čia susijęs su praeitu. Deja, onutė, Marytė ir dar 3 mokiniai buvo pakviesti atsakinėti prie lentos. Kam lygi tikimybė, kad šiems 5 mokiniams atsitiktinai sustojus į eilę, onutė ir Marytė nestovės greta? Na, tai šiuo atveju turim 5 mokinius, onutę, Marytę ir dar 3, tai A, B, C pavadinsiu juos. Na, ir jie kažkaip sustoja į eilę. Galbūt sustoja A, O, B, M, C, galbūt sustoja, pavyzdžiui, C, O, B, M, C, ne C, atsiprašau, čia būtų A. Na, arba sustoja O, M, B, C, A, pavyzdžiui, arba M, A, B, C, O, arba taip toliau. Na, tai būdų jiems sustoti yra daug. Mane domina tie būdai, kur onutė ir Marytė nėra greta. Na, tai šiuo atveju pirmas būdas man netinka. Man tiktų antras būdas, ar ne, onutė ir Marytė nėra greta. Šiuo atveju tarp jų yra žmogus B. Na, man tinka trečias būdas. Tarp onutės ir Marytės yra žmogus B vėl. Ketvirtas būdas man netinka, onutė ir Marytė yra greta. Na, penktas būdas man vėlgi tinka, tarp onutės ir Marytės yra šiuo atveju netgi 3 žmonės A, B, C. Tai ką man reikia padaryti? Man reikia paskaičiuoti pirmiausia, kiek yra apskritai būdų sustoti 5 žmonėms į eilę, ar ne? Tai bus mano N, arba tas vardiklis trupinos, kai skaičiuosiu tikimybę. Na ir tada skaičiuoti, kiek tų būdų, kuriuos apibraukiau raudonai yra. Tai yra, kiek būdų yra sustoti į eilę 5 žmonėms, taip kad specifiniai 2 žmonės, onutė ir Marytė nebūtų greta. Na, tai pirmą dalį padaryti, aišku, lengva gana. 5 žmonės į eilę arba 5 objektus į eilę išdėlioti, jeigu prisiminsim, yra tiesiog 5 faktorialų būdų, arba 120, jei paskaičiuosim. Na, antra dalis yra gerokai sudėtingesnė.
Dabar šiuo atveju Onutė ir Marytei atsistoti negreta yra daug variantų. Tarp jų gali būti vienas žmogus, kaip matėm, gali būti 2 žmonės, gali būti 3 žmonės, ar ne. Tai variantų yra nemažai. Man galbūt lengviau būtų skaičiuoti, kiek yra būdų Onutė ir Marytei sustoti greta. Nes greta sustoti Onutė ir Marytei, variantų nėra tiek daug, ar negali stovėti Onutė Marytė arba Marytė Onutė. Tai šiuo atveju aš vėlgi panaudosiu tą strategiją su priešingais įvykiais. Tai aš paskaičiuosiu pirmiausiai priešingo įvykio tikimybę ir tada iš vieneto atimsiu ją ir gausiu tai, ko man reikia. Tai įsivardinsim gal įvykius, tai įvykiai A pavadinsiu, kad Onutė ir Marytė nestovi greta. Tai aišku, priešingas įvykis yra, kad Onutė ir Marytė stovi greta. Man apie tą įvykį galvoti yra daug paprasčiau. Dabar kaip aš galiu 5 žmonės išmaišyti eilėje ir užtikrinti, kad 2 iš jų stovi kartu? Galvojant apie realų gyvenimą, ar negalėčiau, pavyzdžiui, sukabinti juos, antrankiais, ar ne, arba suklijuoti. Tai aš tą ir padarysiu. Reiškia, aš Onutę ir Marytę suklijuoju į vieną. Taip, pavadinsim supermokiniu, ar ne? Pat yra vienas supermokinys ir dar yra 3 mokiniai ABC. Tai jeigu tie 2 žmonės yra suklijuoti, tai aš maišydamas, aš jų išskirti negaliu maišydamas, ar ne? Tai šiuo atveju aš jeigu maišysiu šitų žmonės eilėje, tai maišau iš esmės aš 4 daiktus, ar ne, 4 objektus. Maišau šitą supermokinį, ir dar 3 mokinius. Tai kiek būdų yra išmaišyti eilėje 4 objektus, aš žinau, tai yra 4 faktorialų, ar ne? Tai bus visi tokie pramaišymai. Bus, pavyzdžiui, pramaišymas B, tarkim, OM suklijuotas CA. Pavyzdžiui, bus A, C, B suklijuotas OM. Ar ne, nežinau, tarkim, bus C, CB suklijuotas OM, A. Ir taip toliau, visi tokie būdai, ar ne? Tai jų yra 4 faktorialų. Aišku, čia nėra visi būdai, kai Onutė ir Marytė stovi šalia, nes dar galėčiau jas sukeisti vietom. Galėčiau, pavyzdžiui, šitam būdui atitikmuo būtų B, MO, CA. Tam būdui būtų atitikmuo ACB, MO. Tam būdui atitikmuo būtų CB, MO, A. Tai matau, kad kiekvienam būdui, kurį suskaičiuosiu, dar yra atitikmuo toks, kur Marytė Onutė susikeičia vietom. Sukeis 2 žmonės vietoj, poroje aš turiu 2 faktorialų būdų, ar ne? Jeigu suklijuočiau ten daugiau žmonių, pavyzdžiui 3, tai dauginčiau iš 3 faktorialų, kadangi tiek yra būdų pramaišyti 3 žmonės eilėje, arba tam, suklijuotam supermokinį. Tai šiuo atveju reiškiasi mano M, skaičiuotųsi taip. 4 daiktus aš sudėti eilę turiu 4 faktorialų būdų. Ir kiekvienam iš tų būdų aš dar galiu sumaišyti Marytę Onutę kartu, kam yra 2 faktorialai, 2 faktorialų būdų. Tai 4 faktorialų yra 24, 2 faktorialų yra 2, reiškia mano M yra 48, čia kalbu apie tą priešingą įvykį. Reiškia priešingo įvykio P nuo ne A tikimybė yra tiesiog 48 dalinta iš 120. Čia gražiai prasnasi iš 24, gaunasi 2/5, jei neklystu. Tai šitą man paskaičiuoti visai paprasta buvo, ar ne? O tikimybė įvykio A, tas, kuris mane iš tikrųjų ir domina, tada bus tiesiog 1 minus ta tikimybė įvykio ne A. Kitaip sakant, 1 minus 2/5 arba kitaip sakant 3/5. Štai ir mano atsakymas. Tokia tikimybė, kad Onutė ir Marytė nestovės greta. Pažiūrėkime į sekantį ir paskutinį mūsų pavyzdį, 4. Iš 9 loterijos bilietų 4 yra laimingi. Kam lygi tikimybė, kad tarp atsitiktinai pasirinktų 3 loterijos bilietų bus lygiai 1 laimingas? Tai vėl, man reikia ką padaryti? Man reikia suskaičiuoti, kiek yra apskritai būdų atliktą bandymą, ar ne? Tai šiuo atveju aš iš 9 bilietų renkuosi 3. Ir tada suskaičiuoti, kiek yra iš tų būdų tokių, kad tarp tų 3 bilietų yra tik 1 laimingas. Tai pirmą suskaičiuoti, aišku, man nesunku, ar ne? Aš iš 9 daiktų renkuosi 3. Tvarka man, aišku, jų nėra svarbi. Reiškia, mano N bus C39. Pagal formulę 9 faktorialų dalinta 3 faktorialų kart 9 minus 3 faktorialų, tai 6 faktorialų. Vėl galiu išprastinti, 9 faktorialų tai yra 9 kart 8 kart 7 kart 6 faktorialų. Tai išprastinus su 6 faktorialų
lieka 9 kart 8 kart 7. 9, 8, 7, o apačioje 3 faktorialų yra tiesiog 6. Na tai 6 galiu suprastinti su 8 iš 2. Atsiprašau, nubraukus lieka 4. Na ir 9 su 3 nubraukus lieka 3. Na tai viršui 3 kart 4 kart 7. Tai šiuo atveju 21 kart 4, 84, jeigu neklystu. Reiškia, tiek aš turiu būdų iš 9 daiktų pasirinkti 3. Iš 9 loterijos bilietų ištraukti 3. Dabar mane domina, kiek yra būdų tokių, kad yra vienas laimingas. Na tai jeigu aš noriu garantuoti, kad bus vienas laimingas, na tai aišku, tada lieka 2 nelaimingi, ar ne? Tai aš vieną bilietą renkuosi iš laimingų, 2 renkuosi iš nelaimingų. Reiškia, mano M galima suskaičiuoti taip. Aš renkuosi vieną laimingą iš 4 laimingų, ar ne, kurie ten yra, tai C14 ir dauginu, renkuosi 2 iš likusių, 9 iš viso, 4 laimingi, tai 5 nelaimingi, reiškia, iš 5 nelaimingų renkuosi 2. C25. Tvarka man nėra svarbi jų. Tai C14, aišku, yra tiesiog 4. Galima iš karto buvo 4 rašyti, ar ne, iš 4 daiktų pasirinkti vieną, aš turiu, aišku, 4 būdus. Na, C25 paskaičiuoti reiktų, tai čia šiuo atveju 5 faktorialų, dalinta 2 faktorialų, kart 5 minus 2, tai 3 faktorialų. 5 faktorialų yra 5 kart 4 kart 3 faktorialų, išprastinu, lieka 5 kart 4. Na, čia dvejetukas galiu suprastinti su šitų ketvirtų bus 2, tai 2 kart 5 kart 4, 10 kart 4, 40. Na, reiškia tikimybė, kad aš ištrauksiu 3 bilietus taip, kad vienas laimingas bus. Na, tai įvykį, nežinau, pavadinsim vienas laimingas, vienas L. Bus 40 dalinta iš 84. Arba išprastinus iš 4 bus 10, 20, ne, atsiprašau. Taip, 10-21. Štai mano atsakymas. Na tai šiam kartu tiek. Ačiū už dėmesį.